Kaip dažnai reikėtų sportuoti sveikam žmogui? Tikrai patirtis rodo ir galiu drąsiai pasakyti, kad 2-3 kartai į savaitę, valandą treniruotė, kai kur netgi 30-45 minutės. Toliau, aišku, pasivaišėjimai, buities darbai, ten kažkokie tai lauko darbai, bet tokius kaip atėjimas į sporto klubą, tai manau, kad 2-3 kartai. Vyras, moteris, net ir vaikas. Nes vis dėlto mes turim ir kitų užsiėmimų, mes turim ir mokintis, mes turim susitikinėti, mes turim būti kartu. Tai reiškia, jeigu yra treniruotė kokybiška ir joje susipynė visos metodikos, visi tie patys reikalingiausi dalykai, tai tikrai užtenka 2-3 kartus, netgi ir 2. Nes kada yra per daug žmogus, reiškia, viską meta, nusivilia, aš neturiu laiko, mane išbalansavo šeimoje, aš nespėjau padaryti savo darbų ir tada iš viską meta, nusivilia, arba labai skauda raumenis, arba persitempia ir tada iš viską meta. Tai skaityčiau, pirmas toksai žingsnis turėtų būti tiesiog pirmos 2 savaitės kaip apsižvalgymas, pasižiūrėjimas, kaip man sekasi, geriau paskui didinti kartus. Bet viskas turėtų būti nuo mažiau, nuo rečiau, kuo ramiau, nors atvirkščiai dažniausiai visi ima iš karto kiekvieną dieną 5 kartus į savaitę ir paskui viskas baigėsi 1 mėnesiu. O tą mes turim daryti 12 mėnesių per metus, per 10 metų ir taip ištisai non-stop. Patarė sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.